Sveiki eiliniai. Skanaus. Čia aš, jūsų vėjas. Jūs labai klausinėjote manęs, kaip jūs pasigaminate šitą puikų patiekalą, kurį dabar valgote. Tai va, vis dėlto, gerai, išduosiu jums paslaptį, kaip pasigaminame šitas puikus patiekalas, kurį dabar taip skaniai valgote. Taip, tai va, žiūriu. Jūs taip visi galvojate, kad jis yra pagamintas gražios mėsytės, visokių agurkyčių ir panašiai. Bet iš tikrųjų, ne, jis pagaminamas tokiais būdais, subtilesniais, daug įdomesniais. Tai va, pradėkime nuo čia. Čia turime savo šaldytuvą. Ne, čia patraukim šiukšlės nuo šaldytuvo. Čia. Taip, tai čia turim šaldytuvą. Darom visi čia tokį, čia toks geras šaldytuvas. Taip, matom, čia yra mūsų mėsytė. Štai, čia tiesiog turėtų mūsų mėsytė. Ištraukiam geriausius gabalus, nes jums išpaudojame tai geriausius gabalus. Tie geriausi būna tie tokie parūdė. Mūsų šaldytuvas gerai šaldo, turi spyną, šaldytuvas rodo netgi +20. Nu, gerai, nesvarbu, bet jis vis tiek šaldo. Ką toliau darome su jūsų mėsytė? Aišku, kadangi mes laikome savo visokios higienos, dėl to mes ją nuplauname. Dėl pasižiūrime, turime žalią mėsos kombinatą, kuriame sudėme savo išplautas savo mėsytės visokias ir mes biškį išplauname kitus. Čia leidžiamės koks skirtumas, žodžiu, mes truputį leidžiam jiems ten nudžiūti ir panašiai ir išskalauti. Bet turbūt čia kažko trūks, ne? Va, dabar jau gal geriau, biškiau skaniau bus. Taip, ką darome toliau su šitą gardžią mėsytę? Ką darome? Tai prieiname, mes aišku, ją reikia iškepti visų pirma. Tai va, mes prieiname prie savo šaldytuvas jau buvo. Čia tokia orkaitė mūsų. Šitą. Taip, čia yra mūsų orkaitytė. Pažiūrėjom, kas viduj. Viduj mes jau tą sudedam tą mėsytę visą, jau supjaustytą gražiai, visą. Leidžiam jai ten pašusti, ten sušusti ir prasišusti ir sukepti ir visokius panašius dalykus. Va. Ir leidžiam jai ten pabūti kokį porą parų. Va. Ir tada jūsų mėsytė beveik jau yra paruošta. Tiesiog, dar trūksta kažko. Aišku, žinau, visą laiką būna skaniau, kai būna padažas. Tai va, ką mes darom su padažu? Mes turim tokią kėdutę. Po kėdutė yra toks, čia kai kas vadina išvietė, bet nežinau. Man tiesiog kėdutė, nes aš labai norim. Čia padedam čia. Turim tokią skyščias yra. Labai matos. Tuoj paimsiu pavyzdį čia kur nors. Tuoj nesijaudinkit. O, turim šaukštą gerai. Semsim ir čia biškį. Turim tokią. Oi, biškį pelaišiu. Tokią skyščią, tokią juodą. Čia įpyliau truputį į savo mėginėlį. Ir turime čia mūsų padažas. Labai skanus iš mūsų pačių gamybos. Iš giliausių mūsų vietų jums. Va, tai, ką toliau dar? Gerai, sutvarkau savo išvietas, atsiprašau padažus. Ir turbūt jau mėsytę mūsų jau baigia iškepti. Taigi, ką mes darom su mėsyte? Su mėsyte mes, aišku, sudėjom gražias lėkštelės ir panašiai. Tai va, čia jau aš jau iš karto pasiskubinau, nes ten, kaip sakiau, porą parų reikia laukti, tai aš iš karto įdėjau jau tas mėsytės jau čia, šūtus, prašūtus, visokie ten jau, viskas gerai. Tai va, turim tokią, biškai kietoką kažkokį man. Tai, kad nebūtų tokia kieta, mes turim tokį aparatą. Va, čia yra toks aparatas, nesijaudinkit, viskas bus gerai. Va, turim aparatą, darom. Ką mes čia turim? Turime tokį minkštytuvą. Štai, čia yra minkštytuvas. Su jomis truputį praminkštysim šitą mėsytę. Atsiprašau. Kažko tik sukas į vieną pusę man nepatinka. Bet nieko, mes tuo čia pataisysim. Taip mėsa tampa minkštesnė. Ir kai tampa minkštesnė, mes tada paimam savo gardžio skystelio, čia prapilame visur, kad skaniau savadytų. Ir turime jūsų gardų patiekalą. Taip, tai yra jūsų gardus patiekalas, bet man nežinau, ar tikrai čia viskas, man atrodo, dar čia kažko trūksta. Gal šitą? Dabar jau gal jau tikrai jau geriau. Tai va, turime, tai pasigamina mūsų gardusis patiekalas, kuris dabar valgote. Skanaus.
Bet jeigu iš tikrųjų, tai viskas iš tikrųjų gerai biškai pajuokau, iš tikrųjų mes gaminame šitos visos mėsos ir šitų gardžių patiekalų, kurie tikrai atitinka visus standartus, šviežumo, jie buvo laikomi ir neprašutę ir panašiai. Skanaus tą kartą. Kaip čia išjungt kamerą? Kaip išjungt kamerą?